Jis buvo nugalėjęs 19 varžovų iš eilės ir ne vienas iš jų nebuvo sulaukęs finalinio gongo. Tačiau dauguma žmonių tikėjosi, kad Jamesas Quickas Tillis bus 20-asis. Tačiau įvyko tai, kad tą naktį visas bokso pasaulis suprato, jog vis dėlto geležinis Mike'as Tysonas yra žmogus. Mike'as Tysonas turėjo 19 pergalių ir 0 pralaimėjimų rekordą, visi 19 nokautais. Lena, uždėk, žemyn, eik. Kiekviena jo kova baigdavosi tuo, kad Tysonas smogdavo galingus smūgius, kurie nokautuodavo jo varžovus. Niekas nebuvo atlaikęs daugiau nei 6 raundų prieš jį. Jis jau buvo laikomas baisiausiu sunkiasvoriu pasaulyje. Jo atstovai jam suplanuodavo po 2 kovas per mėnesį, nes niekas negalėjo jam pakenkti ir niekas neištverdavo. Niekas, išskyrus vieną kaubojų iš Tulsos, Oklahomos. Kaimo vaikinas iš Tulsos, Jamesas Quickas Tillis, buvo 28 metų natūralus kairiarankis, kuris pasirinko kovoti ortodoksinę stovėseną, todėl jo dominuojanti ranka tapo apgaulingai pavojinga. Jis judėjo lengvai kaip sunkiasvoris, smūgiavo greitomis kombinacijomis ir jau buvo atlaikęs 15 sunkių raundų prieš pasaulio bokso tarybos sunkiasvorių čempioną Mike'ą Weaverį 1981 metais. Kai susitiko su Tysonu, Tillis jau buvo sukovojęs 47 profesionalias kovas savo karjeroje. Jis jau buvo matęs blogiausia, ką gali pasiūlyti boksas, ir jo negazdino 19-metis vaikinas. Lažybų bendrovės jam skyrė 7:1 koeficientą, bet kažkas buvo pasikeitę. Gydytojas nustatė, kad Tillis turi stiprią alergiją pienui ir kiaušiniams, kuri daugelį metų atimdavo iš jo energiją. Su nauja dieta ir noru kažką įrodyti, jis atėjo į šią kovą atrodydamas kaip visiškai kitas žmogus. Jo buvęs treneris Angelas Dandis buvo jį palikęs sakydamas, kad jam trūksta kovotojo dvasios. Tillis sakė, kad jis atrado tą dvasią ir 1986 metų gegužės 3 dieną ketino tai rodyti. Kai nuaidėjo varpas, Tysonas puolė į ataką, kaip visada siekdamas greitai baigti kovą, smogdamas galingus smūgius į kūną. Tačiau Tillis nuolat judėjo ratu ir smūgiavo džebais. Antrame raunde Tysonas visiškai puolė ir pataikė keletą neblogų smūgių, tačiau kiekvieną kartą, kai jis priartėdavo, Tillis prisiklijuodavo prie jo ir viskas prasidėdavo iš naujo. Kaubojus kėlė problemų geležiniam Mike'ui. Visiškai išėjęs iš savo komforto zonos.
Ketvirtame raunde Tilis pradėjo atakuoti Tysoną keliais neblogais smūgiais, užtikrindamas, kad nokautų specialistui nebūtų lengva. Ketvirtas raundas. Likus kelioms sekundėms iki raundo pabaigos, Tilis puolė į priekį ir liko visiškai atviras. Tysonas išvengė smūgio, atsakė tiksliu kairiuoju kabliu ir parbloškė kaubojų ant ringo grindų. Tilis iš karto atsistojo, bet būtent tą akimirką nulėmė kovą. Gavo smūgį. Penktame ir šeštame raunduose Tysonas spaudė, tačiau Tilis išliko tvirtas. Žiūrovai tikėjosi fejerverkų, tačiau vietoj to stebėjo šachmatų partiją, kurioje Tysonas kovojo dėl pergalės. Grįžtame vidun. Septintame raunde Tysonas prakirto Tiliui virš kairės akies. Tai buvo tokio tipo žaizda, kuri užbaigė kovas. Tačiau Tilisas beveik nereagavo ir toliau kovojo, lyg nieko nebūtų nutikę. Laimėti.
Tada įvyko tai, ko niekas nesitikėjo. 8. ir 9. raunduose vaikinas iš talsos pranoko geležinį Maiką, pataikydamas tikslesnius smūgius ir judėdamas geriau nei bet kas per visą Tysono karjerą. Dešimtame raunde Tilis toliau stebino, prispausdamas Tysoną prie virvių ir pataikydamas keletą neblogų smūgių. Tilisas. Tačiau Maikas Tysonas žinojo, kaip sukelti įspūdį raundo pabaigoje ir prieš pat finalinį gongą paleido smūgių serijas. Kai kova baigėsi, teisėjai vienbalsiai paskelbė Tysoną nugalėtoju. 2 teisėjai skyrė rezultatą 6-4, o trečiasis 8-2, tačiau 2 teisėjai 4 raunduose pergalę buvo atidavę Tilisui. Knockdownas 4. raunde nulėmė viską. Tysonas liko nenugalėtas, tačiau jo pergalių nokautų serija nutrūko, o Tilisas pelnė tikrą pagarbą. Jis pasiekė tai, ko iki jo nebuvo padaręs niekas kitas. Jamesas Tilisas tą vakarą pralaimėjo pagal taškus, tačiau ramų 1986 gegužės 6 jis įrodė tai, ką turėjo išgirsti visa likusi sunkiasvorių divizija. Maikui Tysonui galima mesti iššūkį.